dykuma. Visiškai nieko aplinkui nėra. Suradau pavėsiukas, labai karštą mintį šiandien. Labas rytas. Nakvojau čia tarp medžių. Smagu, kad rytas matosi gyvenvietė. Kalnai. Na, ten vakar nusileidau, bet jau naktį. Ir čia nakvojau šitą krūmelį viduryje. Ir vat, čia užsitempiau dviratį. Čia šiandien ryte prieš kokį pusvalandį nuo ten, nuo viršaus, vat, žmogus nusileidė, bet manęs nematė. Dabar yra 6 ryto ir jau šviesu, bet čia jau 7 valandą vakaro būna labai tamsu. Ir iš ryto labai vėsu dar, vakarais šilčiau netgi. Žvarboka. Bet tai pradėsiu mint, tai vakar jau buvo sunkiau naktį susirasti nakvynę, kai tu nieko nematai, bet radau, aš dar galvojau, ar dešiniai pusėje va čionai. Čia kaip ir upė eina, bet labai atvira. Tai galvojau, einam tarp medžių pasislėpsim. Šita gatvė tai visą laiką mašinas važiuoja, tai gerai, nes irgi gyvūnai arti neateina gatvės. Laikas judėti. Šitų žmonių visada pilna visose pakampėse, absoliučiai visose. Kaip jis čia paviršium, tai aš neįsivaizduoju. Nes dažniausiai jie eina gatve. Ir čia va gyvenate. Pagaliau saulytė, man jau kojos sušalo. Kai garaža. Nieko nėra. Aš turėjau dar šitą ratuką įgyvendinti, bet nevažiavau jau, nelabai spėju. Norėjau pamatyti šitą viršūnę. Vis tiek kirtau per kalnus. Ir dabar judėsim link čia. Čia bus lankytinas objektas. Sakara jau tenai. Tada grįšim vėl per Atrados kalnus. Gal atgal. Aš buvau pasidarius skirtingus maršrutus, čia yra trumpesnis, ilgesnis buvo dar per šitą pakrantę. Pravažiavau visą
miestą ir nėra nieko, kur pavalgyti, viskas uždaryta arba nesusikalbė, bet vis tiek uždaryta. Visi šneka prancūziškai. Vienus tikrai radau, bet reiktų laukti 2 valandas. Irgi blogai. O uždaryta. Įdomesnis miestas. Radau kur pavalgyti. Kainelės. Visur yra tų taginių. Tadžin, man atrodo, taip tarės. Dabar pasiėmiau pizzą, nes aš jau šitus 2 kartus valgiau. Čia, man atrodo, irgi dar dirba. Tai pasisekė ras, nes po to viskas dabar išvažiuosiu iš miesto ir nieko vėl nebebus. Reikia būtinai pavalgyti. Karšta. Nėra kur pasislėpti. Pravažiavau jau miestus, visi kimba. Eisiu tenai sustoti, nespėsiu sužiūrėti net daiktų savo, tai ten aš net nestoju. O tokios parduotuvėlės visada gelbėjo dabar mane. Daugelis kaimų taip atrodo. Bet Atlaso kalnuose ir arčiau Saharos dykumos. Temsta. Reiktų kempingą išbandyti, ar būtų įdomu pasižiūrėti sąlygas. Čia žemai nemažai vietų, bet va čia tai stebėtojai geri irgi. Aš jau turiu labai daug, tai 170. Ne tai, kad mano keksiukas, bet dar pusę pamečiau ant žemės. Kaip radau jau nakvynę čia prie upės nusileisti. Aišku, čia tarp miestų, bet vis tiek įmanoma. Čia daug labai žalios erdvės. Bet važiuojam į kempingą. Noriu pasižiūrėti, pasidomėti situaciją, nes daugiau nemanau, kad bus progų net išbandyti kempingus čia. Vaizduojat, kiek čia 7:30, visiškai tamsa. Jau viskas pavargau. Pasižiūrėsim, ar leisiu. Noriu eiti miegot ir keltis rytoj anksti, nes čia reikia anksti keltis. Visur, kur apšviesta, aš ten važiavau šiandien, nes dažniausiai nebūna apšviesta. Statausi palapinę, atsisveikinam, eisiu miegot, gavau dar nemokamai pavalgyti, kai baigėsi grynieji. Turėjau tik 50 jų pinigų ir kempingai, tai 5 eurų kempingas kainavo vieta. Užtat saugiai. Eisiu dar įsipraust, paskalbsiu kelis drabužius, pakrausiu gal dar vieną powerbanką ir viskas, labanaktis. Viskas, įlindau į palapinę, 9:30. Reikia pasitiesti miegmaišį, nes neturiu kilimėlio. Čia šiek tiek kietas grindinys, bet nieko, aš labai gerai miegosiu vis tiek. Reikia pailsėti šiek tiek, pamiegoti ir rytoj nuo ryto vėl keltis ir važiuoti, nes čia labai svarbu ryte atsikelt anksti, kas man nėra problema. Ačiū labai, kad žiūrit.